Sveiki, čia Jurgita su Stitches and Coffee with Jurgita kanalu. Šiandien yra birželio 1, kaip sakant, pirmasis mėnuo vasaros, nors už lango taip ir neatrodo, nes kaip pliurina, kaip ir vadinasi balandžio lietus. Bet noriu taip pat pasisveikinti ypač su tais, kurie jau seni ir nauji mano pasirašytojai kanalo, o jeigu jūs netyčia užsukote ir tikiuosi jums patiks ir šitas video ir žiūrėsite praėjusius, daug turiu per 7 metus pridariusi ir pasiliksite ateičiai. Ir bus įdomu paskaityti jūsų komentarus kiekvienam video, katras iš tų darbelių jums labiausiai patiko. Na, o gal jūs buvote pratę, jeigu anksčiau žiūrėdavot video, tam tikrą darbelį pirmą pamatyti, bet šitas yra kitoks, nes šiandieną kaip tik ėjau į siuvinėtojų susiėjimą, kurį mes darome maždaug dabar 2 kartus per mėnesį. Ir aš suorganizavau ir Facebook'o, kaip ir puslapį padariau, kad lengviau daryti, ir kaip tą grupelę mes galime užsisakyti bibliotekoje didesnis kambarius, ten iki 4 valandų kažkur tai laiko. Ir šiandieną buvo pirma diena, kaip pirmas šeštadienis mėnesio, ir ten siuvinėjau. Tai nusinešiau šitą darbelį, kurį aš pradėjau praeitą mėnesį, truputėlį buvau tik pridėjusi ir tikiuosi toliau jį irgi neštis, nes gan nedidelis yra, ne taip kaip daug mano darbų yra dideliuose rėmuose. Tai šitas lengviau man keliauti su juo, ir aš tik tai pridėsiu nuotrauką, nuo kokios vietos pradedu, ir po to jau gale gal mėnesio irgi parodysiu jau kiek būsiu padariusi per visą tą sėdėti ir plepėti ir siuvinėti laikotarpį. Tai žinau, kad kalėdinis toks vaizdas, bet po truputėlį norisi kažką tokio mažesnio neštis ir papildyti. Na, o dabar tada pereinam prie savo tipiško kas mėnesį pradedantį darbelį. Tai Astos išlepintas vaikas, jūs galite pas ją nueiti į internetinį puslapį irgi tą schemą įsigyti, jeigu jums patinka šitas paveikslas. Nes jau per tiek laiko aš vis dar man jisai neatsibodo, kaip ir patį paveikslą žiūrėti, daug detalių galima įsižiūrėti. Ir primenu, aš jį siuvinėjau ant 18 kaunto aidos pilnu kryželiu. Iš viso gausis 231 300 kryželių ir iš viso yra 153 simboliai, ir dauguma jų pagrinde yra tie vadinamieji blendai, maišyti darbeliai. Ir kiekvieną mėnesį aš stengiuosi bent tam tikrą minimumą išsiuvinėti, kad galėčiau pabaigti jį 20 metų pabaigoje. Ir dabar ką turiu, tai parodysiu. Čia maždaug apie 980 kryželių liko padaryti, nieko labai įdomaus čia nebus, tai kaip sakant, jos ten to drabužio gabaliukas likęs. Na ir po to aš pereisiu į sekančią eilutę, kur čia reiks pridėti, bet prieš tai, kai pabaigsiu galą, aš išvyniausiu pilnai šitą darbelį, kad ir aš pasižiūrėčiau, ir jūs pasižiūrėtumėt, kaip atrodo visas tas išvyniotas, šita visa siena vadinamoji suspinta, nes tada viskas užsidengs ir pradėsiu naują gabalą siuvinėti jau čia toliau, kur rankos bus, tai pagrindiniai veikėjai turėtų maždaug pasislėpti taip. Taip kad pradėsiu, ir tada, kai šitą gabaliuką pabaigsiu, aš grįšiu pas jūs atgal su atvyniotu darbeliu. Na štai, matosi, visas gabaliukas tas pabaigtas, ir netgi truputėlį čia apačioj, kur daugiau nebuvo jau ten toliau tų siūlų, tai maždaug ėjau ir užpildydavau, pabaigdavau tuos siūliukus ir čia, ir pabaigiau eilutę. Tai pasirodo, dabar turiu 68,3% ir aš išvyniojau parodyti jums visą darbelį. Štai kaip atrodo 68,3%. Ir matosi, kad toj sienos gabale nebuvo labai daug ką veikti, nors matosi ten pasikeitimų, atspalvių įvairiausių. Pažiūrim truputėlį iš arčiau, bet matosi visos tos detalės. Aišku, dar medžiaga turės plautis, nes dabar įvairūs ištampymai ir iš šonus, ir aukštyn žemyn atrodo.
Ir pagrindiniai veikėjai čionais jau dabar pasislėps, nes liko, dabar pažiūrėkime, maždaug kaip aš būnu 5 tuos langelius žemyn, vienas būna viena eilutė, tai maždaug 2 eilutės su puse turėtų būti. Ir maždaug čia gaunasi gal iki čia, va taip 3 coliai. Tai galim sakyti, čia turėtų būti pati pabaiga, bet tai pamatysime tik tai kitais metais. Ir štai dabar pasistengsiu suvinioti kiek galima daugiau, kad galėčiau kuo daugiau, dažniausiai taip 2 eilutės, kaip sakant, man telpa vienam perviniojime, nes naudoju šitos Omanika šoninius įtempėjus ir už tą taip ir atrodo banguota ten, žiūrint, kur daugiau įtempia. Taigi štai kaip atrodo dabar, labai patenkinta. Ir aišku, čia dabar pagrindiniai veikėjai pasislėps, tai vėl ilgą laiką nematysiu, kol nereikės turbūt paskutinį kartą kitais metais gal tik tai prasukti šitą darbelį vėl. Taigi čia bus daug tamsesnių tokių batų, kaip sakant, kojų ir aišku, šuo bus. O mano šuo čia, bežaidžiant, mėgsta plėšyti, jisai tokias, kaip dar vadinasi, va, guli vargšiukas, laukia, kol aš pabaigsiu čia, kad išviečiau jį į lauką ir po to galėtų atsigulti vėl šalia manęs kambarį. Taip, kad štai saulė išlindo, jau pradėjo šviesti, turiu vėl susivinioti ir toliau siuvinėti jau naujoje eilutėje, nes noriu kokius dar bent 3000 čia padaryti, tai nežinau, kiek čia man gausis iki kokios vietos, bet jūs tai pamatysite neužilgo turbūt, jums bent jau, o man truks ne viena diena. Ir gegužės mėnesį aš, kaip ir galim sakyti, vos netyčia kai ką pilnai pabaigiau, nes aš buvau paveldėjusi iš uošvienės keletą tokių padėklų, medinių padėklų, Sudbury House vadinasi, jie yra gan geros aukštos kokybės, man atrodo, kiek aš prisimenu, bent jau tarp suvinėtojų tenais ir laikrodžiukus jie darydavo, kur galima kažką įdėti. Ir aš turiu keletą tokių ir vieną šitą turėjau ir mes buvome jį panaudoję per sūnaus vestuves kaip tik ir ten buvo kaip ir žmonių palinkėjimų kortelės buvo sudėtos, kad galėtų rašyti. Ir šitas turi 4 rankenėlės, tai iš visų pusių. Ir kaip jisai atsidaro, nes buvo tas popierius po stiklu. Ir va čia yra tokie įsukti deminukai, kaip vadinasi dabar. Oi, pamirštu dabar netgi žodžius. Varžtelį liktai, tai reikėjo tos varžtelius ir ten, jeigu arba iš abiejų pusių tenais taip padarai, arba iš tik iš vienos ir gali ištraukti popierių ir tą stiklą. Ir aš taip vieną kartą netyčia, kaip ir turbūt buvo lemta, uždėjau vieną iš savo darbelių, grinai tokį kaip ir gautasi kvadratinį, taip ant viršus ir galvoju, gal ir tilptų. Ir žinokite, atrodo kaip specialiai buvo išsaugota ta dėžė, nebuvo parduota, kai išpardavimas buvo uošvienės daiktų. Ir pasižiūrėkite, ką aš į jį įdėjau. Jeigu prisimenate šitą darbelį Olgos Mamajevos, aš ilgą laiką dariau ir aš po to su jie net jau nebegalėjau susisiekti, nes turėjau ten keletą klausimų tarp tam tikrų tų žingsnelių, kaip ir daryti, ir kažkaip ir nuotraukos netgi skiriasi, kur dalina nuotrauką nuo bendros nuotraukos. Ir kaip žinote, pasakoju, kad galim sakyti, vos ne pusė buvo mano išmislas, nes ir tada ir siūlus kaip ir keičiau, ir kažkaip tai netgi tuos, kuriuos buvau paėmusi tuo pačiu atspalviu, jie buvo visai kitokie negu jos nuotraukose. Tai gavosi pusiau mano kūryba, pusiau jos. Ir taip irgi mačiau, nes vienose nuotraukose truputėlį buvo vienaip tenais padaryta, kitose ten tokio, pavyzdžiui, dygsnelio tenais netgi nebuvo, žodžiu, aš pati kaip mačiau. Ir kaip matote, šitame yra
toks medinis, kaip ir pasportas čia vadintųsi. Tai galvoju, ar čia tilptų, tai pačiam vidui ar netilptų, bet pagal taip pridėjimus kažkaip tilpom. Ir maždaug apytiksliai aš buvau nukirpusi, kad neperkirpčiau, kaip sakant, netyčia, nes po to gali būti slidinėti, jeigu ką. Ir tai vos ne po vieną tenais siūliuko paskaičiavusi vis karpiau, kad jisai tilptų grinai sulig tuo padėklu, nes čia, kur yra stiklas, jisai taip kaip ir įsliaugia tarp tų rėmų čionais, tai geriau truputėlį laiko, negu kad tenais būtų padaryta. Štai kaip atrodo nugaros pusė, tai matome toksai kietas toks gabaliukas, bet man atrodo, aš pridėsiu tokių, kai būna tokios kojytės švelnios, kad nesubraižytų nieko, man atrodo, aš juos dar po kiekvienam kampe čionais pridėsiu. Ir va čia jau matosi, kad grinai nėra tų varščiukų, tik tai iš šitų pusių čionais va būtų. Ir po truputėlį taip karpydama padariau. Gaila tik tai, kad neina pasirodė pilnai, čia buvo mano inicialai va įdėti ir jų, galim sakyti, visiškai nesimato, bet vis tiek viskas bent jau cika, kaip sakant, tilpo. Ir jeigu prisimenate, tai aš tą darbelį, kai pačioj pradžioj čia buvau dirbusi, tai biški po to turėjau falšiuoti visą aplinkui, nes ar šitoj pusėje, ar šitoj pusėje aš per vieną papildomai čia pačioj pradžioj, per vieną langelį daugiau tai buvau padariusi, taip kad neidealus kvadratas gaunasi, bet maždaug. Ir pagal tai turėjau kažkaip tai susilyginti visose tose pusėse, kad irgi gautųsi viskas gražiai ir lygiai, ir kampai, kad susieitų, žodžiu, išmislas tikrai buvo toks iššūkis, kaip sakant, man. Ir iš pradžių dar galvojau, gal dėti čia tokias, tuose kampuose, tokias kaip ir netikras gėlytes, bet po to persigalvojau, galvoju, užteks akį traukti pačiam tam viduriuke. Taip kad, man atrodo, šitie abu daikčiukai buvo tiesiog skirti viens kitam. Dar kol kas aš nedėjau nieko su skysčiu, nebandžiau, kaip sakant, pilti, nes, man atrodo, nei vienas iš siūlų neturėtų paplaukti, nors ir ten Karen Wildflowers tie yra, bet, man atrodo, neturėtų jie, kaip sakant, plautis, bet dabar va, turiu tokį va gražų padėklą, kai turim svečių, kad galėčiau ką nors va čia pasidėti. Ir tas Sudbury House tai yra gan žinomas čionais ir tarp siuvinėtojų ir kitų, man atrodo, kur ten nori dėti ar nuotraukyti ar ką nors, kad liktai turėtų būti gera kokybė jų. Ir aš turiu dar keletą tokių padėklų, vieną irgi kitą tokį pailgesnį naudojom vestuvėm, kur aš nešiau, kaip sakant, įteikiau jauniesiems duoną, druską ir vyną. Žinau, gal Lietuvoje degtinę naudotų, bet čia buvo vynas ir galvoju, gal ką nors va tokio irgi padaryti, nes iš pradžių galvoju, šitą darbelį galėsiu tik tai ant sienos ten pakabinti kur nors, bet va, taip kaip sakant, laukia grinai, kad netyčia susitikti su šituo padėklu ir dabar galiu aš jį naudoti ir galiu irgi siuvinėjimą irgi naudoti, čia išsirikiuoti ten ar siūlus ar kažką, tik tiek, kad va, stiklas yra, aišku, jums čia matosi atsišviečia visokiausi, bet aš tikrai nenorėčiau dėti muziejinių stiklo čia, nes vis tiek gali susibraižyti ir man atrodo tai per brangus būtų toks malonumas. Taip kad štai ką pabaigiau, neplanuodamai per gegužės mėnesį va tokį darbelį pilnai užbaigiau ir labai patenkinta, kaip matote, džiaugiuosi, kad sugebėjau šitie du dalykėliai sueiti į vieną krūvą ir kad pasistengiau išlaikyti aš keletą tų padėklėlių ir va pasinaudos kažkur tai. Bus visiškai unikalus toks padėkliukas. Taip kad štai tiek šiam kartui su pabaigtukais. Ir po 5 gerų dienų, štai kaip turime, tai priminiu, kad buvau užbaigusi šitą dalį, perėjau į kitą eilutę ir pasižiūrėkime, kiek aš padariau. Tai tikrai nemažai gavosi, daug daugiau, perėjau kelis tūkstančius daugiau negu planavau.
siuvinėti šį mėnesį ir tai mane irgi džiugina. Tai šita dalis buvo padalinta į 3 grupės ir aišku, pavyzdžiui, viduriniai grupėje, tai kai siuvinėjau, tai buvo virš 1000 vien tik tai juodo atspalvio, tai labai greitai ėjusi ir po to buvau palikusi dalinai šitą dalį ir kažkaip tai vakar taip žiūrėjau ir organizavimo mano ta mintis tai neleido man palikti, tai praleidau visą dieną įtemptai siuvinėdama virš 500 kryželių ir žinokit, toj daly buvo labai daug pasikeitimų spalvų, ten kol daėjau iki 10 vieno atspalvio, tai labai ilgai truko ir nebuvo didelių gabalų išskyrus čia truputėlį juodos spalvos, tai buvo daug ne visai pavienių, bet labai daug atspalvių, tai matosi čionais, kaip tos kelnės atrodo. Ir kai pasižiūrim iš toliau, štai kaip atrodo mano išsiuvinėta dalis palyginus čia ir kaip matote paveikslas truputėlį mano atspausdintas yra mažesnis kaip čionais, tai kažkur iki čia gal taip nupjauta, kaip sakant, tai matome daugiau paveikslo, matome kažkoks tai kaip ir švarkelis čionais guli. Ir užbaigiau, kai šitą dalį, tai va čia tos kelnės, tai kaip sulenkimas čia prie kelieno grinai yra ir rankovio truputėlį jau čionais matosi šitoj nuotrakėlėje. Tai kitas sykį, kai jau dirbsiu, tai čia turbūt gal paliesiu nebent šuns nosytę, bet labai bus įdomu pasižiūrėti, kaip jau ranka ta su šaukštiku atrodys ir šitie kaip ir vinukai čia naistoj kėdėje. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodys. Ir aišku, čia tas skuduras taip gulės truputėlį paeis irgi. Tai nežinau, kiek aš kitą mėnesį pasiuvinėsiu, bet labai patenkinta, kiek esu padariusi, jau perėjau 70% iš viso ir neplanavau tikrai tiek daug siuvinėti, bet tiesiog negalėjau atsitraukti ir galvojau, gal dar toliau pratęsti, bet galvoju, 5 pilnų dienų gal užteks į mėnesį. Ir tikrai šitas gabalas ėjusi gerai, kad buvo nemažai tos juodos šios spalvos ir vieno blendo su juodu, o sakau, šitoj detaliai tai buvo daug labai pakeitimų siūlų. Ir štai kaip dabar visas tas vaizdelis atrodo truputėlį iš toliau, jeigu išeis paimti visą, tai štai kaip yra. Ir laukiu nesulaukiu, kai jau kitą mėnesį vėl galėsiu toliau tęsti ir pabaigti visą tą eilutę. Bus įdomu pasižiūrėti taip pat tos moters tą irgi sijoną čia nais, kaip atrodys, kažkokios detalikės irgi išlys ir ranka bus pabaigta pilnai, bet tai truks keletą mėnesių tai pamatyti. Bet kol kas štai kaip atrodo birželio mėnesio išlepintas vaikas. Ir šiandieną yra birželio 6 arba 6.6.24 ir noriu pradėti naują darbelį, kurį buvau suplanavus šiais metais ir štai yra dizaineris kompanija Sweetheart Tree, kaip čia įsimylėjusių gal medis, gal išsiverstų. Dizaineris vardas yra Sandra Cox Venosdal or Venosdal. Ir čia yra toks keturšoninis, toks kaip ir kubikas gaunasi ir matosi, va čia pakabinimas grinai yra ant tokių. Aš buvau mačiusi, kaip atrodo gyvai Needlework galerijoje ir man buvo taip gan įdomu. Ir šitam rinkinėlį tik tai nėra tų kaspinų, bet viskas, ką siuvinėti turėtų būti ir kaip matome čia nais ir tie bus tokie spec, galim sakyti, jokių kryžiukų nebus, bet spec diksneliai, tas apipavidalinimas, tas biesas vadinamasis ir taip toliau. Tai pažiūrim, kas įskaityta į tai. Medžiaga 28 kaunto, šviesiai moka kaip ir ta kava tokia gautųsi. Linas, aišku, aš apibėgau, apsiuvau aplinkų visus kraštus, kad man nesirdytų daugiau. Tai pasižiūrėkim, kokio dydžio maždaug yra. Tokio maždaug pločio ir maždaug tokio ilgio. Tai čia yra tas linas. Buvo įdėta, grinai parašyta čia, kad tų papildomų darbelių grinai šitam rinkinėliui. Ir galima matyti, tikiuosi per daug neatsispindi, kad yra ir tokių plokščių kaip ir diskelių, yra ir labai blizgantis toksai, čia nais grinai bent jau vienas keletą matosi.
tokių darbelių, kaip ir paprasti būtų, nežinau, čia ar Melhilo, ar Miyuki gaunasi karoliukai ir tokie matosi kaip ir kreminiai apvalūs perliukai dar būtų čionais. Įdėtos buvo 2 John James adatos. Ir galima tiesiog pamatyti, kas yra kas. Čia, man atrodo, gal 28 kaunto paprasta adata siuvinėjimui, taip atrodo kaip ir petit būtų mažykė. Ir šitą, galim sakyti, iš vis beveik nesimato akytės, tai yra karoliukams adata. Ir tai bus visiems šitiems daroma. Siūlų yra kaip ir keli maždaug pokai, tai čia tokie jaučiasi daugiau kaip ir būtų medvilniniai DMC, šitas toks labai įdomus yra siūlas, truputėlį va kitoks negu paprasti, daugiau taip įdomiau susuktas negu čia tie siūlai. Ir šitie tokie siūlai, neskaičiau dar, nežiūrėjau, bet taip jaučiasi, kaip būtų šilkiniai grinai, bent jau pagal jausmą ir matosi gal čia Karen Waterlilies gal būtų, nes keičiasi tas atspalvis grinai, tokio atspalvio ir taip pat 2 reikia rūšių kreiniko. Tai šitas yra japoniškas siūlas, numeris 5 ir matosi kaip blizga ir čionais, man atrodo, tie prasukimai bus. O šito siūlo aš niekad nesu bandžiusi, tiesiog tai čia kaučingas specialus siūlas, matosi toksai blėkšas, kaip čia vadintųsi, ne taip blizga kaip šitas sidabrinis grinai japoniškas siūlas. Tai bus įdomu pasižiūrėti, ką tas turi pritaisyti grinai siūlas. Tik tiek, kad kas man nepatinka tuose kreiniukuose, kad šitie popieriukai grinai gali lengvai labai nusiplėšti. Va čia, pavyzdžiui, matosi, nežinau, ar čia buvo kažkada kažko ar ne, tai gerai sakau, kad čia nors taip apsukta buvo, tai reikės man juos visą laiką atskirai laikyti, nes po kiek laiko tie popieriukai labai lengvai gali nusiklijuoti, šitas tiesiog buvo jau nukritęs. Ir aišku, čia viduryje yra schema įdėta ir pasižiūrėsim, kaip eisis, bet pažiūrėsim, kaip irgi kokius šiandien kaspinus siūlo mums pritaisyti, ar čia mūsų pasižiūrėjimui susuktas tas kordingas šiandien gaunasi, bet štai kaip turėtų maždaug atrodyti, iš visų pusių bus tokiais biesais, kaip vadinamais, spec diksneliais padaryta, čia man atrodo tie sidabriniai susukti yra ir truputėlį blizgesio turės ir va tokio gabaliuko. Taip, kad noriu pradėti ir grįšiu pas jūs jau, kai su kažkiek tai darbelių bus padaryta. Ir po vienos dienos labai mažo pasiuvinėjimo matote, kiek tik tai padariau. Visų pirma, nusprendžiau naudoti šitą numeris 3 Nurgė rėmą. Ir čia va viršūnėlė taip yra, tai žinosiu, kur viršus. Ir pasižiūrėjau, kur viduriukas gaunasi pagal schemą. Ir tai buvo dešiniai pusė truputėlį va šito bloko, nes bus 4 blokai taip ir po to viršūnėlės ir apačios tam ir po to viskas susisiūs į vieną pusę. Pertraukė dukra, su draugė nuojo pas kaimyną, buvusi klasiokai ir ten vis skambinėja. Taigi, pasižiūrėjau per viduriuką ir pasižiūrėjau, kad tas arčiausiai šitas gabaliukas gaunasi ir pagal instrukcijas buvo ten sunku sužiūrėti, kur su kokiu siūlu siuvinėti, nes keletą yra žalių atspalvių, tenais ir mėlynas. Kai skiršiau siūlą, tai naudojau grinai tą DMC siūlų paletę, kur turiu tą knygelę ir pagal tai tikrinausi, kad tikrai žinočiau, kuris numeris yra kuris. Ir pagrindė, aišku, kaip matote, bus vien tik tie apvedžiojimai visokiausiai ir taip pat spec tie diksneliai, ne vienas netgi jų bus ir bus turbūt sunkiau iš pradžių, kol susigaudysiu, o po to, man atrodo, bus daug lengviau tai visą daryti. Taigi tiek šį kartą aš pasiuvinėjau šito darbelio, bent jau pradžia padaryta, kitą sykį jau galėsiu tik išsitraukti ir toliau tęsti, nes siūlai yra surūšiuoti, medžiaga padėta ant rėmų ir pasiimsiu ir galėsiu tada dirbti. Tik tiek, kad šitas siūlas tai buvau padariusi mažą mazgiuką, nes kai daugiau pasiuvinėsiu to žalumino, tada geriau laikysis, čia buvo pačiai pradžiai, kai buvo viduriukui čia paskaičiuota, taip ir atrodys kol kas bent jau kuriam laikui. Tai tiek būtų Lady Quadrille
šito darbelio ir, aišku, metus padarysiu tik tai, kai pačios pabaigos metus reikės rašinėti, nežinau, gal 25 metais išeis tik tai ir pasižiūrėsim, kaip eisis man sekantį kartą. O sekantį darbelį nusprendžiau pasimti, aš kaip vadinu, Adomo ir Ievos sampleris, Shakespeare Spedler dizainas, arba reprodukcija, kaip čia vadina, atstatantis darbelis. Ir šitas buvo originaliai išsiuvinėtas 10 metų mergaitės. Ir štai kaip turėtų atrodyti viskas, spalvos yra gan tokios blyškios ir man tai irgi patinka, kažkas visai kitokio. Štai kaip atrodo dabar ir aš esu jį pradėjusi birželio 22-19 metais, taip kad jau galim sakyti beveik 5 metai, be savaitės ar pusantros, kiek čia nes gaunasi. Ir būtų labai fainai, sakau, kad jį pabaigčiau. Bet šių metų minimumą norėjau pabaigti puslapius 3 ir 4. Ir tai gaunasi maždaug, šitas 3 lapas gautųsi va čionais, taip, kad nedaug atrodo. Šito jau esu pabaigus, užtat matosi kabantis siūlai, nes lapas pasibaigė. O raidės tai buvo ant atskiro lapo ir kadangi aš jį siuvinėju ant 40 kaunto Picture Display Plus medžiagos, vadinasi rūkas liktai, ir kai paskaičiavau, tai man jisai gaunasi arčiau 42 kaunto medžiagos, taip kad daug smulkesnis, taip rankų dažymo, ir spalvos tokios visos nėra labai ryškios, tokios blyškesnės. Tai irgi toks įdomumas, jisai mano yra pats pirmasis toks pavyzdėlis, sampleriukas. Ir aš jau dar keletą esu jau pasidėjusi, laukia savo eilės, kai šitą pabaigsiu. Ir kadangi šiais metais buvo tiek nedaug palyginus noras padaryti, ir kitais metais bus daug daugiau, taip kad pasižiūrėkime tada iš pradžių, kiek man liks. Tai čia bus dar viena eilutė, paskutinioji raidėmis parašyti. Ir beje, aš siuvinėju su vienu siūlu per 2 normalius daiktus ir didelės raidės, o mažykės raidės tai ir kryžiukai gaunasi 1 ant 1 grinai, tai labai smulkiai gaunasi 42 kaunto. Ir dar 2 pilni lapai gausis čionais ir dar keli dalini lapai, taip kad nemažai dar darbo lieka, nes nėra grinai kaip veidrodinis vaizdas, nes skiriasi kaip ir, pavyzdžiui, kad ir pasižiūrėjus į šitą gėlytę ar ne, atspalviai visiškai skiriasi, gali vienas netgi lapas aukščiau būti, kitas žemiau, ir vienu žodžiu, kad grinai nesigauna tas pats, ir kartais būna ypač kaip šituose, tai vienas siūlas per viduriuką čia gali būti, po to tenais spalva eina, taip kad aš per daug stengiuosi netampyti, ir tas laiko trunka, kai turiu užkišti gale ir vėl ten pradėti ir užbaigti vėl kur nors tenais. Ir matote, šitas pavyzdžiui, tai nėra grinai lygiai aplinkui apdarytas, tai šokinėja irgi, tai vienur susijungia tie lapeliai, kitur ne. Žodžiu, nėra vienodybės, ir tai priverčia daugiau susikoncentruoti, daugiau skaičiuoti ir žiūrėti. Aišku, jeigu padarysiu klaidą, tai irgi niekas nepamatys. Ir va čia jau 4 lapas vadinamasis, užtat siūlai tokie kabantis, nes aš iš popierinės schemos siuvinėju. Aišku, Parent Keeper su nusifotografavusi, įsidėjusi, tai kai reikėdavo man skaičiuoti kryžiukus žaidimams, tai labai pravertėjau. O taip tai čia nieko nematau blogo. Kiekvienas taip pat žodžius aš užbaigiu ir netęsiu už nugaros, tenais kitoj pusėje, stengiuosi užbaiginėti, kaip ir gražiau, kaip sakant, siuvinėti. Bet štai kaip atrodo, noriu kelias dienas praleisti ir būtų gerai, man atrodo, dar taip pat užbaigti visas žodžius čionais bent jau šitoj poemoje. Ir žodžiu, kai kurios raidės tai truputėlį kitaip atrodo, nes anksčiau taip būdavo, pavyzdžiui, čia S raidė tokia gaunasi, atrodo vos ne kaip F, tai taip įdomiai viskas eina. Tai toliau siuvinėsiu ir grįšiu tada pas jūs, lėtai turbūt man gausi siuvinėti, bet nieko tokio, nors kažkiek tai prasistumsiu į priekį. Taigi
susitiksim, jums bus po sekundės. Ir štai paaugo mano tas sempleriukas, pavyzdėlis ir įdomu, ar galite pasakyti, kur tiksliai, tai gal kai kuriuose vietose matosi. Ir būtų įdomu sužinoti, kiek galvojate, kiek aš pridėjau čionais kryžiukų. Duosiu sekundę jums pamastyti, gal parašysite man komentarę po to pačioj, bet gavosi, kadangi naudoju Pattern Keeper, tai aš ten tik tai žymėjausi ten, kur buvau užsiuvinėjusi ir man gavosi bendrai apie 2200 gal kažkur tai kryželių. Ir tai įskaitant čia, kai jau toliau tiesiau 5 lapą, jau daėjau ir po truputėlį vis ėjau žemyn pildama, kad čionais nieko nebelikę būtų užpildyti. Taip pat padariau visą tą paskutinę eilutę su žodžiais ir kur buvo dalinai šitą eilutę padaryta, ją irgi užbaigiau. Tai kaip sakiau, čionais per vieną siūliuką medžiagos pilnu kryželiu siuvinėjau, nors kažin ar ten matytųsi, jeigu ir per pusę būčiau padariusi, kaip sakant, pusiniais tais, bet pilną kryžiuką dėjau ir po to ėjau toliau. Tiesiau 6 lape užbaigiau, kur reikėjo tenais šitas figūrėlės ir ėjau žemyn iki pat, kur rėmas leido ir taip padariau. Ir užtat gavosi virš 2000 bendrai šitų kryželių. Ir taip pat, kadangi čionais ta mergaitė nesiuvinėjo nieko grinai taip pat, nes matote ten išmėtytos ir spalvos ir dydžiai visokiausi, tai truputėlį vieną tokią netyčinę irgi klaidelę padariau, bet nieks nepasakytum, kad ne tą spalvą buvau tenais kaip siuvinėjusi čionais, ne tą spalvą buvau vieną kryžiuką padariusi, bet kai bendrai žiūrint, tai nieks iš viso net nepagalvotų apie tai, aišku, netgi jeigu daug taip išmėčiusi būčiau ir padariusi, man atrodo svarbiausia, kad susijeitų, kai į ją pačią nueisiu, kad susijeitų kampai ir ta horizontali linija, kad susijeitų, kad viskas būtų gerai. Taip pat, kai daugiau dar vėl paskaičiau instrukcijas, nes po kažkiek laiko, kai nesiuvinėjai, pasimiršta, kad tos akytės gyvūnėlių ir paukščiukų, šito didelio paukščio ten buvo siūloma taip pat naudoti tuos karoliukus, bet galvoju, kadangi čia toks sempleriukas, tai kažin ar apsimoka karoliukus dėti, nes kažkaip gal kitaip atrodytų. Nežinau, dar apie tai pagalvosiu, kol kas esu išsiuvinėjusi tas akis visur, tai su kryžiukais, bet jeigu persigalvosiu, tai visada galiu ant viršaus uždėti karoliuką, nors abejoju, ar aš tai dėsiu, nes jisai toks tai yra paprastas tas templeriukas ir naudoju DMC spalvas, o ne ten kokius šilkus ar panašiai, taip kad toksai supaprastintas gaunasi darbelis ir man atrodo tie karoliukai gal per daug blizgesio pridėtų šitam darbui. Tai tikiuosi jų dar nors kartą paimti šiais metais, nes jau čia kitos figūrėlės, kiti daikčiukai va čionais pradės rodytis ir bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip viskas gaunasi jau atviniota, nes ten pati viršūnėlė yra užsiuvinėta ir bus įdomu pažiūrėti, kur apačia baigėsi, kad gal išeisi tenais vėl per visą teritoriją palikti, tai kad galėčiau iki pabaigos, kad daugiau nebereiktų persukinėti man to rėmų. Tai tiek šiam kartui su šituo Adomo ir Ievos stempleriuku pavyzdėliu, kryželinius. Taigi šiandienai ir noriu pradėti šitą darbelį iš tokio žurnalo, nes mano šių metų planas yra irgi pradėti kažką daugiau iš žurnalų, nes noriu sutrumpinti jų kolekciją. Tai čia 20 metų jau praėjo, kai šitas žurnalas buvo išleistas The Cross Stitcher 2004 metų balandis. Ir štai koks dizainas turėtų atrodyti. Ir jisai yra siūlomas siuvinėti ant 32 kaunto antikinės baltos Belfasto lino medžiagos. Ir aš turiu medžiagos gabaliuką, atsikirpau reikiamą, kokį reikės, apsisiuvau kraštus, viskas pasiruošia, kaip sakant. Ir taip pat reikės keletą DMC siūlų, kurių aš visą laiką turiu, užtektinai paliktais. Ir štai kokių reikės atspalvių Weeks Dye Works, arba galite belį kokių, man atrodo, pasimti siūlų, bet šitie yra su pereinamaisiais tokiais atspalviais, taip kad bus įdomu
pasižiūrėti. Ir vėliau reikės čia keletą tokių, kaip tie palgi tokie karoliukai, bugle vadinasi, kaip sakant, durims atidaryti ir kažką panaudosiu, kokią seną gal sagą, kad tipo atidaryti kaip ir dureles. Tai čia yra susikišti tenais adatėlėms, kaip matote čionais nuotraukoje. Taip pat belė kokią galiu medžiagą pasirinkti nugariniai pusiai ir šitiems šonams yra parodyta, kaip pasisiūti šitas kišenėles, ką nors norėčiau, jeigu susikišti. Ir gal kažką irgi padarysiu nugarėlį, bet kol kas man reikia išsiuvinėti. Ir kaip matote, čia yra kai kurie skirtingi dygsneliai, tai tam ir pereis visa ta geltonesnė tokia siūlų spalva. Ir štai kaip turėtų atrodyti pagal viską. Gėlytės, aišku, ten normaliai viskas siuvinėsis, bet čia vėl krepšelis kitaip bus išsiuvinėtas ir pasirašyta. Nebūtinai rašyti pasilik laiko siuvinėjimui, bet kažkas panašiai. Žodžiu, aš pasiruošusi tų karoliukų, nežinau ar imsiu geltonų, gal kažką iš tokių mėlynesnių, gal netgi žalio pasiimsiu, čia tik tai kelių spalvų reikia ir turiu pilną maišiuką, čia tokie pigus yra palyginus tokie rinkinukai, kaip būna sumaišyti. Ir čia 5 mm, kaip tik rodo spalvoti. Žodžiu, nežinau, kokį pasirinksiu, bet iki to laiko dar pilną turiu laiko, nes pirmiausia reikia visą tai išsiuvinėti ir aš pas jūs ateidinėsiu karts nuo karto parodyti, kaip viskas čia man einasi. Ir štai ilgai nelaukus rodau rezultatą, truputėlį tos dienos siuvinėjimo tik tai. Ir kaip matote, įsidėjau į antro numerio tą niurgė rėmus ir pasižiūrėjau, kur buvo viduriukas ir pradėjau nuo viduriuko. Ir kaip matote, mano medžiagėlė nukirpta cika, kaip sakant, tik tai, kad užtektų man susiuvimui aplinkui prie medžiagos, bent jau tikiuosi, pagal visus skaičiavimus tiek ir turėtų būti. Ir pagal viduriuką pasimatavo, tai čia būtų tas apačioj ta dalis vidurinio rutuliuko laikrodžio. Ir taip ir padariau, pasiuvinėjau aplinkui rutuliuką, po to nuėjau iki žemutinės linijos, pradėjau, kai užbaigiau siūlą, tada nusprendžiau galbūt visai nieko pradėti šitas apačioj gėlytes ir taip pat žinosiu, kad čia yra apačia, o ne kad reikia apsukti kitaip rėmą. Tai vien pagrindė dėl to žymėjimo irgi pradėjau ir pasiuvinėjau čia keletą siūliukų. Matosi grinai, kaip atrodo čia romantikam, liktai tas Weeks That Work siūlas išsiverčia ir tokios grinai spalvos taip ir matosi, kaip yra nuotraukoje, taip ir gaunasi bent jau kol kas čionais. Aišku, pasižiūrėsim, tai kaip matėme, ta geltona spalva tokia truputėlį kitokia, bet pirmiausia reikės visą tai čia išsiuvinėti ir kai jau pabaigsiu šitas gėlytes, tai man atrodo reikės pasukti, patraukti man šitą rėmą ar kitokį pasimti, nes kaip matote, tai viršutinė linija tai būtų grinai prie tos linijos ir reikės kitaip sugalvoti, ką daryti su rėmais. Bet kol kas štai kaip gavosi vienam kartui ir kol kas pradžia tokia yra padaryta ir pasižiūrėsim, kaip gausis kitą sykį. O sekantį darbelį nusprendžiau pasiimti, tai Abris Art rinkinys ukrainiečių kompanijos mėlynasis auksas, kaip čia vadinasi, tai šita žuvelė ir jinai grinai vien tik tai karoliukais yra siuvinėjama ant atspausdintos medžiagos. Tai praeitais metais, kai pradėjau, tai labai mažai tik tai padariau, bet yra koks dydis, gaunasi viso darbelio, 18 spalvų yra ir kiek iš viso yra karoliukų. Ir štai kaip turės atrodyti viskas ir praeitais metais uždėjau ant rėmo ir matosi, kad kitoj pusėje yra paprasta balta ta kanva medžiaga. Ir čia viskas atspausdinta, tai ir parodyta rėmenimui maždaug, kur teritorija būtų. Aš atsikirpau, kur buvo gale šitos
spalvos, kurį reikia karoliukams. Ir va, matote, kaip turės, kokia maišalinė bus. O, pavyzdžiui, čia tie petitai maži karoliukai, čia bus normalūs. Ir pagal tas spalvas su apvedžiojimais reikia žiūrėti, kur ką daryti. Ir aš pradėjau grinai nuo šitos pusės ir čia normalūs, ne petitai, ne mažiukai tie karoliukai. Ir bandžiau dviejais metodais prisiūti. Yra vienas grinai, kad vienodai būtų, kitas įstrižai. Ir man atrodo, vieną labiau patiko negu kitas, reikės pasižiūrėti dar, kokią aš naudojau. Taip pat naudoju siūlą tą Eli, nematomą tą siūlą. Ir kadangi čia kanva yra truputėlį stangresnė, tai reikia aštresnio adatos galiuko, kad pradurti per šitą kanvos medžiagą. Karoliukai buvo čia prisekti prie kartono gabaliuko ir matosi paprasčiausiai jau, kur gali atskirti, kur yra petitai, pavyzdžiui, karoliukai ar ne, o kur yra normalesnio dydžio, ir tai irgi truputėlį padeda. Tai kuriuos jau pradėjau, aš jau buvau nuėmusi ir tokie va su numeriukais ir palikau tokiuose maišiukose va, ir galima pamatyti, kiek visokiausių čia bus. Ir va šitokio žalsvų atspalvių labai, tas man labai patinka atspalvis, toksai labai fainas. Tai va, tai nežinau, kiek padarysiu, bet man jisai iš lėto eis. Aš noriu nors truputėlį vis kažkiek laiko prisiminti, pasiuvinėti ir pasižiūrėsim, kaip gausis. Įdomu, ar jūs esate tokio darbo siuvinėję tipo ir kaip jums viskas ėjosi. Parašykite man irgi komentaruose, pasidalinkite savo patirtimi ar klaidomis, ar kaip patarimais. Bus visą laiką viskas tai yra priimama ir gal ir kitiems tai padės. Tai tiek pradedu ir pasižiūrėsim, kaip man gausis truputėlį dar pridėjus. O aš dabar išsitraukiau tuos didesnius truputėlį rėmus, visus, kuriuos esu prisipirkusi iš padėvėtų, kaip sakant, daiktų parduotuvės. Tai čia sudėjusi esu, netgi matosi, kur keletą vienoje vietoje sukrauta. Čia turiu prie sienos parėmusi keletą čionais, po to ten apdėjimui turiu tų baltų apdėti, bet noriu pasižiūrėti, ar tiks dienos šviesoje bent jau kokie darbeliai, nes turiu va čia ir Čiurlionio paveikslą. Noriu pasižiūrėti, ar kokie darbeliai tiks su kokiu rėmu, nes turiu tą dabar mašiną pjaunamąją tokią, pabandyti ir plastikinius rėmus turėtų liktai gerai pjauti. Tai noriu pažiūrėti tada bent jau, ar koks nors darbelis tiks, ar reikės irgi pasporto ar ko. Man tas gražiai taip atrodo. Ir čia ir Heidą turiu, ir Mirabilijos dar keletą va tokių turiu. Pavyzdžiui, šitas tai nežinau, kur iš vis tiks. Gal kažką kitokio reikės galvoti, nes labai ilgai jinai yra ir reikia daugiau oro aplinkui. Taip kad pasižiūrėsim. Daug sprendimų laukia manęs ir jeigu ką, įdėsiu keletą galimybių kiekvienam darbeliui, jeigu rasiu kažką tokio tinkamo. Bet kol kas, va toks darbas manęs laukia. Niekas negali sėsti valgyti čianais, turės kitur eiti valgyti, bet noriu jau po truputėlį tuos rėmus irgi panaudoti. Ir štai kiek padariau per tas dienas ir palyginus, ką turėjau, tai tikrai matosi skirtumas, ar ne? Ir kai kurias spalvas buvo truputėlį sunkiau man atskirti, ypač šitą sidabrinę, nes pažymėjimas buvo vienoks, o ant linijos atrodė truputėlį kitoks atspalvis. Ir taip reikėjo vis žiūrinėtis ir žiūrėjau užtat pagal viršelį, irgi bandžiau atspėti, kokia spalva yra kur, kad tikriau įsitikinti ir, pavyzdžiui, šitas atspalvius. Tai štai kaip atrodo, aišku, kur tos petitai, tie mažesni dydžiai buvo, tai truputėlį daugiau laiko, aišku, trunka, nes daugiau sutelpa toj pačioj teritorijoje, negu, pavyzdžiui, ilgi. Ir kaip aš siuvinėjau, jeigu jūs taip nesate niekada darę, aš pasirinkau taip, kad pradedu, pavyzdžiui, jeigu eilė yra, išeinu į čia, praduriu ir toliau va taip važinėjau. Ir kas kažkiek tai karoliukų aš papildomai dar sutvirtindavau ir kartais netgi per kelis kartų karoliukus, nes
kartais būna vienas, pavyzdžiui, taip kur nors atsistumia ar ne, ir tada man gražiau atrodo linija. Ir norėjau įsitikinti, kad man geriau truputėlį laikysis. Tai štai kaip gaunasi, aišku, tenais irgi, kaip matote, karoliukai ne visi būna tiesiose linijose, tenais palaksto kai kur, bet taip stengiausi aš palyginti. Tai štai kaip atrodo priekis mano dabar. O štai kaip atrodo nagara. Tai matote, kad su nematomu siūlu, tai kaip aš dariau, bent jau radau, nežinau, būtų įdomu sužinoti, kaip jūs tai darote ant tokios, girdite, medžiaga kanvos. Tai mano gerai, kad 3 adatos yra įskaitytos, nes pasižiūrėkit, kokia mano adata atrodo. Kliša, kreiva, bet tai ir padėjo man geriau dirbti su šita kanva, nes kaip aš dariau pačioj pradžioj, matote, čia atrodo kaip aida, kad po 2 siūliukus taip yra ir tenais vėl ten 2 siūliukai. Tai aš pradžioj, pavyzdžiui, užkabindavau vieną iš šitų 2 ir po to padarydavau keletą mazgelių, kaip ir, nes palikdavau tokį ilgesnį siūlą, padarydavau mazgelį ir toliau eidavau irgi vėl užkabindavau, po to 2 tai padarydavau ir tas pats buvo gale, kai reikėjo užbaigti man tą siūlą. Ir dėl to man ta adata yra tokia kliša, nes reikia užkabinti tiesiog visą tai. O priekyje tai buvo truputėlį kitaip, aišku, tai pasiėmiau šitokią adatą su dideliu galu ir aš paprasčiausiai pradurdavau, jeigu reikia, tarp tų 2 karoliukų, pradurdavau ir man taip lengviau būdavo rasti su adata iš kitos pusės prakišti tą siūlą ir po to įverti ir taip toliau. Tai štai kaip atrodo mano mėlynasis auksas ir reikia labai atsargiai pažiūrėti, kad nesusibraižytų iki išsiuvinėjimo pabaigos šitas juodas, nes truputėlį jau čia atrodo, kad gaunasi truputėlį subraižymo, nes čia viskas nudažyta. Nelaukiu, kai reikia šitoj vietoj visą tą maišalynę grinai siuvinėti, labai daug, man atrodo, laiko truks ir plus įvairiausi atspalviai reikės atsirinkti ir maža teritorija, bet daug darbo turės. Taip kad palieku šiam kartui, man atrodo, normaliai palyginus padariau, daug ilgiau trunka negu paprasti kryžiukai, bet užtat toksai įdomus grožis ir gaunasi. Ir pasižiūrėsim, kada kitą sykį aš galėsiu jį įsitraukti. Šiandieną noriu pradėti naują darbelį, kuris buvo planuotas. Ir jį esu mačiusi 2 skirtingose tokiuose žurnaluose. Tai pirmas būtų Cross Stitch and Country Crafts 91 metų lapkričio gruodžio mėnuo, o kitas būtų 17 metų Cross Stitch and Needlework Keepsakes, čia buvo toksai kaip ir kalendorius, tai čia schemos, kur yra kalendoriuje. Ir dizainas toks yra, aš buvau rodžiusi savo šių metų planuose. Ir jie yra abudu siūlomi ant skirtingų medžiagų. Ir aš pasižiūrėjau ir man patiko daugiau toks šviesesnis atspalvis. Nežinau, nebent čia taip fotografuota kitaip yra, bet šitas buvo siūlytas ant natūraliaus airiško lino, o šitas buvo siūlytas ant antikinės dramblio kaulo spalvos medžiagos. Ir man labiau patiko truputėlį ant šviesesnės medžiagos, nežinau, ar čia panašiai taip atrodytų ar ne, bet štai kokią medžiagą pasirinkau. Ir šitam žurnale netgi rodo, kad juos galima būtų siuvinėti netgi atskirai, bet aš bandysiu visus kartu. Ir aš nesiuvinėsiu visko, aš nenoriu tų visų raidžių čionais turėti ir skaičių. Tai galvojau, gal per viduriuką bus šitie kalėdų seniai įvairūs, gal šitą įdėsiu čionais viršui ir truputėlį bus
mėnulių su žvaigždėmis ir gal šitas snaiges darysiu šonuose, o apačioje gal truputėlį širdutes ir medžius. Su tais visais paketimais aš dar neužsitikrinus, noriu pirmiausia išsiuvinėti juos, po to žiūrėsiu, kaip man nuotaika bus, bet pirmiausia reikės pasižiūrėti, kur viduriukas, tai man atrodo, čia kažkur tai va turėtų būti. Nesižiūrėjau niekur pirktis dar tų visų papildomų ten priedų, tenais žiūriu ir krainiuko čia truputėlį yra ir visko, bus aišku nemažai bieso, bet noriu nors pradėti siuvinėti ir pasižiūrėsiu, kaip ten viskas atrodo tada. Ir štai, kiek nedaug palyginus padariau, bet džiaugiuosi, kad nors kiek yra pradžios. Tai su išplaunamu tušinuku buvau pažymėjusi patį viduriuką, kur turėtų būti per visą dizainą ir maždaug pasižiūrėjau, kur turėtų būti viduriukas. Ir pradėjau nuo šito kalėdų senio, tos santos. Ir paėmiau tą vieną spalvą ir nusprendžiau, kad nereikėtų nieko žymėtis ten gabaliukais, tai kad va tai paimti ir siuvinėti, ten tik tai kokius po 3 kryžiukus reikėtų nusileisti ir panašiai. Ir plus aš pasiėmiau senesnę truputėlį spalvą, atspalvį to numerio, nes aš stengiuosi neišmesti, jeigu tik įmanoma, nebent būtinai reikėtų ir ten jau visiškai nieko neišeitų padaryti, bet senesnis truputėlį tamsesnis atspalvis buvo ir aš laikiau grinai va tokiems mažiukams dalykėliams, nes jeigu ir ten truputėlį turi būti to pačio numerio kepurė, kalėdų to senio, truputėlį atspalvio to dėti, tai jeigu tenais ir bus netgi tas naujesnis atspalvys, tai man atrodo nieko tokio, svarbiausia, kad neturėtų keistai atrodyti, jeigu daryčiau ant kokio didelio siuvinėjimo ir taip matytųsi. O čia kažkoks toks mažiukas gabaliukas, ten vienokia atspalvė ir kitokia neturėtų keistis. Taip, kad aš taip sunaudoju visus įmanomus jau pasikeitusius senus numerių atspalvius. Tai tiek padariau, tai ir mano planas buvo šiais metais bent jau pradėti šitą darbelį. Ir kai visus 5 išsiuvinėsiu, tada nuspręsiu, ką daryti, kaip sakiau, su viršum ir apačia. Bet kol kas labai po truputėlį, va taip tokį nešiojimą darbelį turėsiu savo ir pažiūrėsim, kaip eisis ten toliau. Kol kas tai šitam seniui tai bus daug raudonos tos spalvos ir čia truputėlį kažkoks kamuolys ar kažinais gaunas ir lėlytė, ten daugiau detalių bus. O šiaip kol kas va tiek pasiuvinėjau ir man atrodo, pradžia padaryta, nors tai gerai ir paliksiu lankelį, kad bele kada išsitraukus galėčiau jį toliau tęsti.